kolegos gerbėmieji, mes atvykom į svečius pas, aš neteisingai jau skiričiau, sakiau, Girion, bet iš tikrųjų tai yra Girion. Miškan. Kaip miškan. Kuomgi jūs užsiimat, Rokai? Mes užsiemam kraštovaizdžio formavimu pagal miškininkystės principus, želdinimu. Tai kas susijęs su medžiais, krūmais, lianom? Lianom? Reliefu, jo. Lianom. Lianas įdėjau, nes jos irgi medėjantis augalas. Ir tam, kad labiau atskirtumėm jo Girion, nerenginėja vėjų, tarkim, gazonų, gėlynų, mes būtent orientuojamės labiau į tokias jau didesnį tūrį. Tai kad teisingai suprasčiau, jeigu, tarkim, aš turiu sklypą kokį nors, tai kokios paslaugos iš jūsų galiu tikėtis? Jeigu tas sklypas yra nuo keliolikos arų iki x hektarų, tai tada mes galime padėti suplanuoti infrastruktūrą, įsisavinti tą sklypą taip, kad būtų išnaudojamas jisai visas realiai. Tada per takų tinklą mes galime suplanuoti, kur yra lankytiniai objektai ir tokiu būdu jį tiesiog padaryti tokį prieinamą labiau. Tai čia vis tik ne fiziniams asmenims, nes kokie pas mane kieme lankytiniai objektai. Šiaip gali būti, kad jų yra, tik tais mes arba jūs apie juos nepergalvoja iki galo. Tarkim, kažkur gali būti laužavietė, kažkur gali būti supynės, o kažkur kalvelėje galbūt yra tinkamiausia vieta palydėti saulę. Tai va būtent įvertinant tą potencialą, galima jį padėti atskleisti, tiesiog padedant ten pasiekti tą vietą ir atitinkamai sutvarkant, kad norėtųsi ten lankytis. Vis tiek nesuprantu, tai va, tą, ką paminėjai, tai tą darbą daro vis tiek landšafto architektas, dizaineris, ne? Ir tai landšafto architektas arba dizaineris, jisai suplanuoja, sustrateguoja ir to baigėsi dažniausiai. Nebent, aišku, yra projektinė priežiūra, kad viską tai įgyvendintų. Galbūt mūsų konceptas tuo ir skiriasi, kad mes stengiamės kuo labiau išsaugoti tai, kas jau yra. Tai reiškia, kad landšafto architektas jisai gali kardinaliai netgi keisti visą tą aplinką tam, kad pasiektų tuos norimus tikslus, ar ne? O jeigu jau yra želdiniai ir tada juos mes galime pritaikyti tiem poreikiam, tai tada mes nedarome tokio kardinalaus pokyčio, išsaugome net ekosistemą. Ką tu baigęs? Miškininkystė. Miškininkystė baigęs. Čia Aleksandras Stulginskio universitetas. Ir ekologija irgi magistralatas. Ar ten irgi yra kažkaip kryptis, kad čia yra va, tokia, iš tavęs girdžiu, yra apie išsaugojimą tai, kas yra, apie tokį natūralesnį variantą. Ar ten universitete irgi išskiriama yra, nežinau, čia yra sukultūrinta forma, čia yra natūrali forma, čia dar kažkur? Tam tikrą prasme, pavyzdžiui, Lietuvoje galbūt mažiau, bet studijuojant Švedijoje labai daug kalbėjom apie tai, kad yra integrated versus segregated forestry model. Ta prasme yra galimybė išsaugoti tas gamtinės vertybės tam miške, kur yra atliekama ūkinė veikla, arba mes visiškai ignoruojam gamtinės vertybės ir sakom, čia yra mūsų tikslas tūris, kuo daugiau medienos užauginti. Ir tada, jeigu čia yra ūkiniai, tai šalia arba kažkur yra rezervatas ir tam rezervatui jau nieko negalim daryti. Čia yra tasai segregated, kur skirtingi. O integrated tai reiškia, kad net ir savo sklype mes galime tam tikras gamtinės vertybės išsaugoti. Tai jeigu yra, pavyzdžiui, didelė teritorija, ar ne, tai galbūt to stuobrio tolimiausiam kampe nereikia kirsti, nes ten yra uoksas ir ten peri tam tikros rūšis. Ir tokiu būdu mes irgi skatiname tą irgi ekologinį visą potencialą tos vietos. Kaip tu atėjai iki šitos idėjas? Įstojai į universitetą ir tada buvai priverstas užsiimti kažkom? Ne, iš tikrųjų, tai ten jokios prievartos nebuvo, ten kaip tik buvo skatinama labiau eiti į kažkokią tai kryptį, kuri yra susijusi su tą standartinę miškininkystę, tai arba galėjai dirbti urėdiją, tarkime. Taip, urėdijos gal labai turtingos, ar ne? Ja, puikus atlyginimai girdėjau. Puikus, tik tai lygiai taip pat dabar ganėtinai daug neužtikrintumo dėl visų pokyčių, jungimų, stambinimo, bet aišku, geriems specialistam tenais darbo visą laiką pakanka. Tada kita pusė yra, tarkim, valstybinė miškų tarnyba, kur irgi šiek tiek pabuvau pusmetį, bet supratau, kad ten irgi ne mano kirpimo būdai. Ir dar yra privatus sektorius, kur dažniausiai prasideda jau apvaliosios medienos ruoša, tai kirtimai faktiškai. Mano atveju tai buvo hobis, kuris buvo visiškai nesusijęs su miškininkystė, aš galvojau, kad jį ir vystysiu, bet paskui jisai, supratom, kad niekur neveda ir aš visgi noriu būti miškininkystė. Įsidarbinau įmonėje, kuri teikia miškininkystės paslaugas realiai visoje Europoje. Ir ten pasidarbavau gerus 3 metus.
Ir tada išėjau į tokią kaip ir nežinę, nes supratau, kad Vilnius Kaunas man yra tiesiog ir užsienis kartu su augančia šeima yra ganėtinai sudėtingai suderinama. Tai tiesiog pradėjau genėti, formuoti sodus, daryti tokius paprastus darbus ir ilgainiui rutuliojasi. Bet o kaip tu sugalvojai stoti miškininkystę? Tai greičiausiai todėl, kad mano senelis ir mama miškininkai ir netgi vienas prosenelis buvo miškininkas. Okay. Nu gerai, aš galvoju, einam dar pasižiūrėti, kaip jūs įsikūrė. O čia jūsų sandėliukas. Ai, tiesa. Čia mūsų dirbtuvėlės. Atsiprašau, dirbtuvėlės. Išpiešta. Čia pagal kokią čia sistemą padarė? Lynas, ne? Lynas. Pirmas žingsnis lyno link. Čia pats sugalvojai, kad reikia taip daryti? Turbūt, kai atsirado daugiau žmonių, tada atsirado ir būtinybė labiau organizuotis. Tai čia yra tas gerosios praktikos pavyzdys. Galbūt ilgainiui, žiemai vėl atėjus sezonai pasibaigus, galbūt jį ir toliau pavystysim. Nu, einam dar pažiūrėti ofisą. Jų ofisas labai įspūdingas. Reikia parodyti būtinai. Autentiškas. Tai čia yra kanceliarija. Mūsų virtuvė. Tu studijavai Švedijoje metus laiko. Kiek šitas interjeras įtakotas yra Švedijos? Nemažai iš tikrųjų. Nemažai, manau, turime medinės grindis, tiesiog pilkas ir baltas sienas vietoje kažkokių spalvotų tapetų. Jo, čia tokia įdomesnė vietelė. Sugalvojai pasidaryti verslą. Buvai užsidirbęs pinigų jau, kad sustartuoti? Šiaip minimaliai iš tikrųjų, nes kaip tik buvo mano dukra ką tik gimusi ir per tėvystės atostogas irgi buvau savo ramiai namuose, tai pavasaris ankstyvas. Ir kažkaip visokie skelbimai, paprasti tokie kanalai, savo žmonių ratas. Ir tiesiog su minimaliom tokiom pastangom realiai įdėjom pinigų tokio, kad iš karto investuoti ir pirkti kažką, tai net nebuvo. Bet kad iš to savo senesnio hobio verslo turėjau šiokios tokios technikos, ten siuvimo mašiną, odos plaunimo aparatą, tai juos pardavęs nusipirkau pirmosius įrankius pūstuvą ir trimerį. Nes supratau, kad jų reikia ir man viskas tilpdavo į universalą, tai taip ir važinėdavau kažkur tai. Tai suprantu, kad kaip tu sakai, lean and mean buvo tokia situacija, ne? Ir smulkiem verslam neduoda nieks finansavimo, ar ne? Iš tikrųjų, tai net nelabai ieškodavau, taip atrodo, kad jau geriau suktis iš padėties ir greičiau užsibaigti vieną darbą ir imtis kitą. Bet pernai metais turėjom tokį epizodą, kai užsibaigė projektus, pagal sutartis tiesiog negavome mokėjimų, nes tiem klientam irgi vėlavo kažkokie mokėjimai, jų neužsidarė savo projektą. Teko tiesiog priimti sprendimą, ar aš visam kolektyvui sakau, kad sorry, nėra pinigų, ar tiesiog ieškau kažkokių kitų sprendimų. Tai tada ir atsirado, tiksliai dabar nepasakysiu kaip, bet Finbi pasiūlymas, kuris atrodė logiškas, greitai sureagavo ir pasinaudojom to pasiūlymu. Čia, Tomo, mes galim pasiklausyti daugiau netruputėlį apie tą finansavimą. Sveiki. Uždėsim garbingą užrašą, kas yra Tomas, ne? Rokas pasakoja apie finansavimą, nesuprantu, kad pats padėjo tą klausimą išspręsti, ne? Taip, tai mes užsiemam smulkaus, mažo verslo finansavimo Lietuvoje. Kaip įmonė vadinasi? Finbi verslui. Ok. Jūs savais finansuojate, ar čia turit valstybinį kažkokį fondą paėmę? Mes veikiam kaip sutelktinė finansavimo platforma. Tai vadinasi, sujungiam investuotojus, kurie nori investuoti paskolas, uždirbti palūkanas, ir verslus, kurie nori pasiskolinti. Aha. Tai čia, žodžiu, dar galiu ir pinigų pas jūs atnešti? Būtent. Kiek metinių galiu gauti? Dabar palūkanos yra smulkiam verslui apie 14% per metus. Tai kiek paaugo, lyginant su praeitais metais, apie porą procentinių punktų, bet apie 14% yra palūkanos, bet tikėtina grąža po tų defaultų, tai yra tos įmonės, kurios defaultinant savo paskolos, tai tas tikėtinas pelnas, kurį gali gauti investuodamas, yra apie 12-13%. Tai visiškai nemažai, bet rizikos irgi yra nemažai, nes verslai yra, Rokas sugalvos išvažiuoti į Balį, sodinti palmių ir uždaryti šitą verslą, ne? Čia geras pastebėjimas. Aš irgi kažkaip galvojau apie tą paskolą, net ne kaip apie paskolą,
O apie tai, kad mes generuojame pasitikėjimą, kažkokį vis tiek patikėme finansinės ataskaitas, rodikliai. Nėra taip, kad kažkaip scrollin Instagram'ą ir tau duoda pinigų. O čia yra pirmieji mūsų investuotojai realiai. Ir tada kažkaip pasikelia toksai. Palauk, investuotojai ar skolintojai? Jūs... Aš tai galvoju, savo asmeniškai vertinčiau, kad čia investuotojai. Kaip investuotojai, bet akcijų jie už tai negauna? Akcijų negauna, bet jie gauna faktiškai, gali skaičiuoti, vertinti, jeigu investuoti, tai kaip ir dividendus, nors mes neturime tokių. O ką jūs įsikeičiat, duodat jiems paskolą smulkiam verslui ir jūs kaip užsitikrinat paskolą? Nieko nesikeičiam. Tai tuo ir skiriamės nuo tų tradicinių investuotojų, kada reikia keisti nekilnojamą turtą, atsargas, gautinas sumas ir panašius dalykus. Akcijas galbūt net, kas yra itin rizikinga iš verslo pusės. Tai mes jokio turto materialaus neįsikeičiame, bet už tai pasiemame to akcininko asmeninę garantavimą. Vadinasi, jeigu įmonė nulinksta, ar ne, jinai negali aptarnauti savo paskolos, tai išieškojimas vykdome tiek į paskolos gavėją kaip juridinį vienetą, tiek į fizinį asmenį. Tai va, į barį neišina taip paprastai pabėgti. Aišku, kai esi mažas verslas, bankas tai neduoda, ar ne, suprantu, iš vis finansavimo? Mes net neklausėm. Tuo metu kažkaip nebuvo taip tam radarė, kad ieškočiau galimybių pasiskolinti. Ir tik tai supratau, kad jau reikia ir tada ganėtinai sparčiai sureagavo. Tai aišku, 14 ar 15, kiek jam gaunasi? Jo, tai palūkanos apie 14%. Tai nėra mažas. Na, aišku, šiandien, kai mačiau, kad Šiaulių bankas liktai pasiskolino už 10,75 rinkoje, kas man atrodo kosmosas. Ten subordinuota obligacijos į tą jų kapitalą įeina, tai dėl to kiek brangiau, bet taip, Šiaulių bankas skolinosi už 10%. 11 beveik. 11 teisingai. Tai tada atrodo smulkus verslas, kuris nelabai ką turi keisti, pasiskolinti už 14, atrodo kaip ir ne? Taip. Aš galiu papasakoti plačiau apie tą rinką, kaip Lietuvoje atrodo. Turim antrą blogiausią bankų koncentraciją Europos Sąjungoje. Ką reiškia blogiausia? Tai, kad didžiausia koncentracija yra šalyje. Tai vadinasi, pas mus 4 didžiausi bankai turi 83% viso turto. Vadinasi, nėra konkurencijos Lietuvoje. Tai kas tai reiškia, kad jie cherry pickina, ką jie nori daryti su savo pinigais. Tai smulkus verslas jiems nėra prioritetų sąraše, kadangi yra tai rizikinga, jiems užtrunka procesiškai daug laiko apdoroti tokias paraiškas ir jie tiesiog nusigrįžia nuo tokio verslo. Kas yra ekonomikos variklis iš principo, tai yra smulkus verslas visoje Europoje. O susidėlioti, tarkim, jeigu aš žinau, kad sezoninis, esu mažas verslas, esu sezoninis verslas, susidėlioti, kad aš tau nemokėsiu, nežinau, negražinsiu paskolos ar nemokėsiu palūkanų, atsidėti viską, kai man gerai einasi, galiu iki tos dienos, ar ne? Taip, vėlgi dėl to mes ir esam super lankstus, alternatyvus finansuotojas. Tai mes žiūrim individualiai kiekvieną atvejį ir jeigu matom, kad verslas sezoniškas, jų pajamos yra 3 mėnesiai, tarkim, sezono, vasaros metu arba tik per kalėdas. Tai mes atitinkamai paskolos grafiką sudėliojam, kad būtų patogu klientui grąžinti paskolą. Tai galime paskolos atidėjimus padaryti, kad tam tikrą periodą iš vis jokios įmokas nereikėtų daryti. Arba tą vadinamą paskolos buletą, kada tik tai palūkanas mokė, amortizuoja paskolą tik tai X laikotarpyje ateityje. Tai mes pasižiūrim pagal pinigų srautus, kada patogu būtų verslui atiduoti paskolą, o ne štampuojam paskolas kaip standartą kažkokį. O tu, Rokai, išmanai mišką, ne? Dabar miškas ant bangos daug kalba apie investavimą į mišką, ne? Šitos temos iki galo dar nesuprantu. Ką reiškia investuoti į mišką? Kodėl netgi fondai, girdžiu, pradeda supirkinėti miškus? Tai žiūrint ilgoje perspektyvoje, miško vertė tik tais auga realiai, nes auga medienos tūris. Ir tie, kas turi pakankamai didelį plotą, jie gali jį atitinkamai dar sparčiau auginti. Tai todėl žiūrint tokiam viso miško gyvenimo perspektyvoje, tai yra toks ganėtinai stabilus turtas, ta prasme, nes jis tikrai augs, tikrai atsiras tūris ir tikrai bus didesnė vertė ilgainiui. Nesiskaičiavęs, kas gautųsi per pajamas, ne, kas čia grąža kokia metinė? Ne, kažkaip šita sritis atrodo ne mano sritis. Nes aš kaip tik galvočiau, kad tavo verslas vis tiek ten yra miško valymas, ne retinimai, kaip tu sakai, tie daliniai kažkokie kirtimai. Čia gal kaip tik tavo tema būtų, ar ne? Tai tas ir yra įdomu, kad
kraštovaizdžio formavimas, želinimas, mano manimo, jisai turi tokią gal netgi stipresnį socialinį kontaktą negu tik tais darbas miške. Nes darbas miške tai reiškia, kad tarkim, visa Lietuva, ar ne, žymiai daugiau kilometrų, tada visiškai keičiasi darbo pobūdis, tarkime, jeigu yra tie, kas ugdo mišką, tai jie tik mišką ir turi ugdyti. Jeigu yra tie, kas pjauna mišką, tai jie tik mišką turi ir pjauti. Jeigu tie, kas traukia medieną, tai jie tik medieną turi traukti. Ir tada jie tiesiog kursuoja po visą Lietuvą, ten, kur yra tasai darbų srautas. Mūsų atveju, kadangi mes sakome, kad tai yra kraštovaizdžio formavimas arba želinimas pagal miškininkystės principus, tai tarsi atsiranda tokia buferinė zona tarp tos gyvenamosios valdos ir to laukinio miško. Nes lygiai taip pat vis daugėjo žmonių, kurie netgi nori turėti tą laukinį mišką pas save, bet jį pritaikyti tiesiog savo poreikiams ir tada neatlikti ten kažkokių drastiškų veiksmų, kad jisai netaptų net kultūrinis toksai. Tam ir praverčia visą miškininkystės koncepciją, supratimas, žinios. Ar matai kažkokių skirtumų, kai praleidai metus Švedijoje, ne? Ar matai skirtumų, kaip švedai žiūri į mišką, į aplinką supančią, į priežiūrą ir kaip lietuviai? Pas juos yra toksai spruce, moose and snooze. Išvers, ką čia reiškia? Tai eglė, briedis ir snusas. Netgi sakydavo mūsų dėstytojai, juokaudavo patys. Ir svidė, ta prasme, 4 raidės. Ir pas juos ganėtinai yra stiprios tradicijos ir pas juos yra labai stiprus visas miškininkystės aparatas, kad jie susijungia į, tarkim, yra Sodra, tokia įmonė, kuri tiesiog sutelkia visus miško savininkus ir tada jiems moka pinigus už tai, kad naudoja jų mišką faktiškai. Ir tada jie yra tokie iš karto didžiuliai žaidėjai visoje rinkoje, nes turi savo fabrikus, turi savo skaičiavimus ir jie gali visą tą miškininkystės sektorių netgi kreipti tam tikrą linkme. Tai čia, žodžiu, suformuojamas kaip fondas, į kurį kiekvienas suneša savo turimą mišką ir tada kažkas tą mišką prižiūri, ten jį valo, kerta, parduoda. Mišojo, kaip vadinasi, nes yra atskiras terminas. Tai plus, aišku, tenais yra gal dar tas dalykas, kad tai vis tiek yra jų ir, ta prasme, karta iš kartos, tarkim, turi tą mišką, yra tokių pavienių, kuriuos irgi lankydavome, kurie kažkaip kitaip tvarkydavosi, bet didžioji dauguma tiesiog kliaujasi ir tada jie išlaiko tą nuosavybę kaip savo asmeninį ir nesvarbu, kurie gyvena, tarkim, gyvena Stokholme, jų miškas yra kažkur pietuose, Malmėje arba atvirkščiai. Ir jie tiesiog gauna iš jo naudą. Tai tada automatiškai, kadangi šitas konceptas jau yra irgi toksai 100 virš metų ir tada jie kitaip gal netgi žiūri į pačius tos pokyčius, kad yra miškas, kad jį pjauna, kad jį atsodina. Tuo pačiu jie patys daug kalba apie biologinę įvairovę ir supranta, kad jie sodina monokultūras, ką yra žymiai lengviau paskaičiuoti, koks bus prieaugis, ir tada planuoti iš tos verslo perspektyvos. Bet vis daugiau jie stengiasi terpti ir lapuočių, kad nebūtų vien tik tais eglė. Nes eglė geriausiai parsiduoda, dėl to greičiausiai auga? Tai visa pramonė yra realiai tuo grįsta, celiuliozė realiai ir ką jie dar iš jo sugeba pagaminti, pjautinė mediena. Ir tada būtent tą vieną rūšį sodindami, augindami, jie gali visą procesą paprasčiau kontroliuoti. O jeigu atsiranda kažkokia tai ar būtinybė, ar idėja įterpti, tarkim, daugiau kokio beržo kaip pavyzdys, kuris tenais jau šiaurinėje dalyje mažiau prasčiau auga, tai tada net ir kirtimo mašinos jau nebetinka, nes paprasčiausiai nupjauna kamieną ir nebegali taip paprastai nuvalyti šakų, nes tos šakos yra storesnės ir tada padarinė mediena praranda savo vertę. Tavo įmonė užsiima medžių sodinimu? Taip. Didelių medžių sodinimu? Ne pačiu didžiausio. O kas yra pats didžiausias? Pats didžiausias tai jau, kur atvažiuoja triašė mašina ir su peiliais smėgia žemę ir perkelia ją į kitą vietą. Bet lygiai taip pat mes su jais bendradarbiaujame, nes yra tie projektai, kur gali būti, kad prasideda nuo didesnių medžių, tarkim, jeigu yra didelis plotas, jį nori apsiželinti ir jį padaryti tokį labiau uždarą, tai galima sodinti didelius medžius, kuriuos arba perkelia iš to paties sklypo į kitą vietą arba atveža iš kitur. Ir tada tam visam turi užpildinti, žiūrint ilgesnėje perspektyvoje, tada gali sodinti mažesnius medžius, kurie galų gale padaro tą jų susivėrimą ir jau turi tada
tokia uždaresnė buferinė zona. Paaiškink, man atrodo, vis tiek medžiai, krūmai, didesni mažiniai yra gyvas daiktas, ypač kai yra didelis medis, ne, ir tu iš kažkur jį paimi ir kažkur pasodini. Ir jūs visam šitam daiktui jūs duodat garantiją, kad jisai prigis. Tie, kas sodina jo, jie duoda visiškai didžiulę garantiją, nes jie yra užtikrinti praktikoje netgi. Užtikrinti, nes jie pertikė labai didelį perkelę šaknų gumulą, milžinišką. Mes galime duoti garantiją tuo atveju, jeigu yra mūsų ir priežiūra. Nes mes paliekame gyvą darinį, sklype, realiai to savininko rankose. Ir net jeigu yra laistymo sistema, gali būti, kad vis tiek reikia dar papildomų kažkokių žingsnių. Tarkime, pritvirtinti medį stipriau, jeigu jis yra išvartomas, arba atlikti jam formavimą, arba palieti fulvinėmis, huminėmis rūgštimis karts nuo karto. Kaip šiaip vyksta prekyba medžiais, gyvais medžiais? Nu, mes kažkiek domėjomės mūsų laidoje ir buvo apie eglutės pasakojimą, ten apie sėklą, apie sodinimą, apie išgavimą iš kankorių šitų sėklų, ne? Bet kai kalba eina jau apie užaugusius medžius. Ar jie iš miškų įmami, ar jie įmami iš medalynų, kaip vyksta visas tas procesas? Tai pagrindė iš medalynų, jeigu tai yra tie medžiai, kurie yra ruošiami persodinimui. Jeigu jūs sodina tuos specialią techniką, didžiulius medžius, tai tada jie gali būti ir nerašti. Svarbu, kad galėtų privažiuoti ir paimti tą medį. Kai sodinama medalynuose, tai yra tas procesas, kad karts nuo karto yra pakertamas šaknis, kad šaknų gumulas formuotųsi stipresnis ir tada medžio perkelimo metu jisai pats patirtų kažkiek mažiau streso, jam būtų lengviau įsišaknydinti. Priklauso nuo medalynų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ta visa medalynų kultūra yra tokia ganėtinai specifinė, daug kas yra tiesiog importuojama ir padedama į prekybos aikštelę. Yra gal vienas kitas medalynas, kuris augina ir prekiauja. Būna tokių, kurie stengiasi įsiterpti į visą tą vegetacijos laikotarpį ir tada jau deda tos medžius į vazonus, juos prižiūri ir pardavinėja. Ar būna tie, kurie tik pavasarį pardavinėja ir tik tais rudenį. Tai mūsų atveju visai pasitaiko. Būna, kad dirbame su kraštovaizdžio architektais, kurie patys netgi suorganizuoja visus medžius, tarkime, iš Olandijos ar Vokietijos medalynų. Ir tada mums lieka juos tik pasodinti numatytą vietą, tinkamai paruošti gruntą, tinkamai pažiūrėti, kokio dydžio yra šaknų gumulas ir tada jį patalpinti. Galvoju, medalynai šiaip geras verslas ar ne? Su kuo kalbu medalyną, tai sako, jeigu galvoji turėti medalyną, tai neturėk geriau. Nes čia sako, kaip ūkis, kaip karvę kokį auginti. Dabar jisai gyvas toks darinys. O kaip tau sekasi, kolektyvas nedidelis, bet vis tiek po truputėlį augia, ne? Kaip tau sekasi prisitraukti darbuotojų? Ir kokie žmonės čia ateina? Ar čia turi būti žmonės specialistai, ar tai yra žemiausios kvalifikacijos darbuotojai, kurie tik tai, nežinau, kasą, nupjauna, kažką paliepti ir tiek? Šiaip gal pradėjo keistis tas konceptas, kaip pats įsivaizdavau, kaip turėtų būti ir tada kaip dabar suprantu, kad turi būti, tai dabar ieškome specialistų. Tų, kurie žino, ką daryti tam, kad jie galėtų deleguoti ir formuoti užduotis tiem žmonėm, kurie tiesiog kasą neša ir kažką paprasto atlieka. Nes mes nuo įgyvendinimo viso projekto su savo komanda dabar periname prie projektinio valdymo, kur yra atskiros tokios dalis. Ir tarkim, jeigu tai yra objektas, kur mes sodiname mišką ar ne, tai galbūt čia yra labiau mūsų rogės. Bet lygiai taip pat gali būti, kad mes kuruojame ir kažkokius infrastruktūros rengimo darbus, nes tiesiog jau atsiranda vis platesnis kontaktų ratas. Ir tada kažkas gali daryti grindinį, kažkas gali apšvietimą ir kažkas gali laistymo sistemą. Ir visą tai susikomponuoja į tą bendrą vaizdą. Okay, ir jūs tokį projektą suvaldot patys, ar ne? Jo. Ar tavo sektorėje egzistuoja tokie dalykai kaip startuoliai? Technologiniai startuoliai, kurie kažką veikia su mišku? Jo, manau, kad kuo toliau, tuo turėtų jų daugiau atsirasti. Būtent Lietuvoje nelabai, bet, pavyzdžiui, Švedijoje pernai metais parodoj, tai matėme, kad yra daug ir kas, pavyzdžiui, susiję su... Ką jie daro, ką jie siūlo? Dronai, tarkim, dronai. Jie gali purkšti, jie gali atlikti tokias tikslesnės inventorizacijas, tai ten, kur trūksta žmonių, tai ten gali keisti technologiją paprasčiausiai ir tai gali būti vis labiau automatizuota. Tai, kaip pavyzdys, seniau inventorizaciją darydavo žmogus, atvažiuoja tam tikrą vietą, turi kažkokią tai informaciją ar ne, ir jisai tada
surenka naują informaciją, tada grįžta ir jis ją gretina ir žiūri, tarkim, koks yra prieaugis. Bet visą tai dabar gali būti atlikta tiesiog lazeris, kur tiesiog pastatytas lazeris, jisai viską nuskanuoja, surenkama informacija ir tada sistema automatiškai palygina ir tas žmogus jau jisai nebeturi eiti prie vieno medžio su žerglėmis, tarkim. Kaip tu matai savo verslo augimą? Čia yra perspektyvos augti greitai? Šiaip pagal tai, ką mes dabar darome, tai aš gal sakyčiau, kad vis dar apšilinėjau kojas ir tada tai, apie ką mes šnekame, kaip apie galimybę, tai norėtųsi labiau eiti tą linkmę. Ir pradžiai galvojau, kad auginsiu šitą dalį, tada auginsiu komandą, tada komanda jau važiuos ir tada galėsiu orientuotis labiau į inovacijas. Bet lygiai taip pat žiūri, kad tą komandos visą važiavimą paleisti taip savo eiga yra daug reikalų ir tada tos inovacijos jos taip sparčiai kinta, kad jeigu dabar jų nesiimsi, tai tada ganėtinai gali būti sudėtinga. Tai didelė tikimybė, kad tai, ką darome, tai ir darysime. Galbūt susisiaurinsime tą naujų specifinių kažkokių mažesnių projektų ratą ir tada liks tik tais priežiūra, kurią irgi reikia kuruoti epizodiškai ir tada tikslas yra orientuotis labiau į inovacinę pusę. Na gerai, o kaip šiaip atrodo tavo diena? Kada tu paskutinį fizinį darbą dirbai pats? Vakar. Ką darai? Vakar aš atkasinėjau pušį, kuri buvo užversta kasant baseiną. Tai tu dar pilnai tebesi įsitraukęs ir kaip field workeris? Dabar vėl jo. Tai šiais metais, kai turėjome didesnę komandą, tai dažniausiai sėdavau čia ir tada dažniau planuodavau, ką reikės tai komandai daryti arba dirbu prie projektų, kad jų įgyvendinimą galėtumėm sėkmingai vystyti, tarkim, artėjantį pavasarį, bet paskui sumažinus komandą tenka pačiam dažniau nuvažiuoti. Aš visai džiaugiuosi, nes kažkaip man pačiam labai prie širdies būti lauke ir tam grinam ore. Ir kartais netgi per dieną 2 ar 3 kartus pakeisti ampluą, iššokti darbinius batus ir tiesiog padaryti kažką tokio visai tinka. Kokia situacija buvo tokia labiausiai stresinė? Nežinau, pasodino 100 medžių ir visi nudžiuvo. Tai šitas pavasaris buvo ganėtinai stresinis. Aš tiesiog stebėjau orų prognozes ir man atrodė, kad jau niekada nebelis. Ta prasme, šią vasarą galvojau, viskas nebelis ir tada galvoju, ką daryti su tais 100 medžių, kurie pasodinti ir tada mes važiuojame juos laistyti, bet mes pakasam giliau ir matome, kad čia palaistėm, bet aplinkui viskas yra vis tiek sausa. Tai yra toks force majeure, tarsi nevaldoma situacija.